Nusiskuskit kūšius ir nereikės šitų granulių. Toks va komentaras, jeigu įdėtas skelbimas, kad parduodam šitas geras granulės ir moteris paklausė, o ką daryti, kad nesikištų tos kriauklės, buvo toks komentaras, nusiskuskit kūšius ir nesikimš kriauklės. Tai va, aš dabar jums parodysiu, kaip kriauklė būna, kad pili vandenį ir nenubėga iš karto ir ką reikia daryti. Tai paleidžiam vandenį ir pasižiūrim, kad vanduo pradeda bėgti, bet jisai nenubėga labai gerai. Va, kaupiasi tas vanduo ir jo darosi vis daugiau. Nu dabar pilsim granulę. Pasiruošiam kamštelį granulių, nedaugiau 2, pilam verdantį vandenį į kriauklę. Pusę litro verdančio vandens į kriauklę pilam. Tada kamštelį tų granulių ir ant viršaus pusę litro verdančio vandens. Ir tada laukiam apie 9 minutės ir nupilam 25-30 litrų vandens. Palaukiam 9-15 minučių ir dabar nupilam 25-30 litrų vandens, nes jeigu to nepadarysim, tai susidarys korėta medžiaga ir dar bus blogiau.